Labadiena šiandienos mūsų laidos žiūrovai. Esu Ingrida Bulatovienė, Graičiūnų aukštosios vadybos mokyklos Vilniaus skyriaus vadovė. Kaip žinia, Graičiūnų aukštoji vadybos mokykla rengia teisininkus verslui. Taip pat šiemet vykdom priėmimą į kitas studijų programas, į logistiką, buhalterinę apskaitą, turizmą ir jau minėtą teisę ir verslas. Dėl kitų studijų programų, kaip marketingas ir pardavimai, bei tarptautinis verslas, kviečiame konsultuotis individualiai. Taigi šiandienos mano pašnekovas Julijus Glebovas. Labadiena, Julijau. Prašyčiau jūsų prisistatyti, ką jūs atstovaujat ir kokios būtų jūsų pareigybės. Tai dėkui labai, minėjau Julijus Glebovas, atstovauju bendrovių ir institucijų teisininkų asociaciją. Tai yra greičiau nauja asociacija, nes to skaičiuos savo vienerius metus, bet iš tiesų jaučiame, kad savo veikloje dirbdami privačiose kompanijose ir bendrovėse, kad yra tas poreikis būtent tokios suvienijančios organizacijos. Štai kartu su bendraminčiais praeitais metais ir įkūrėme šitą asociaciją. Na ir savo ruožtu taip pat, šiuo metu dirbu privačioje transporto kompanijoje, kaip sakyti, esu baigęs teisę, studijavęs ją pakankamai nemažai laiko. Mano specializacija kaip teisininko yra labiau tarptautinė teisė ir tie dalykai, kurie susijęs būtent su tarptautinė teisė. O sakykit, minėjot, kad jūsų organizacija bendrovių ir institucijų teisininkų asociacija yra jauna, ne? Kokie uždaviniai yra keliami jūsų asociacijai? Kokius tikslus savo išsikėlėt, susibūrėt? Na, iš tiesų, tai, sakykime, mes esame išsikėlę keletą savo tokių tikslų. Iš visų pirma, tai susijęs su tokios gerosios praktikos ir žinių sklaida ir kaita. Taip pat mes manome ir mąstome, kad iš tiesų, nors nepaisant visko, kad teisės studijos yra populiarios tarp besirengiančių studentų ir abiturientų, bet kita vertus matome, kad yra tas didesnis poreikis būtent orientuotis į verslo teisę, į tos subtilybės, kurios iš tiesų reikalingos būtent pačiam verslui, nes be teisės verslas turbūt labai sunkiai galėtų ką nors pasiekti. Na ir taip pat, be jokios abejonės, tai mes save pozicionuojam kaip ir žalies ir lobistinė organizacija, vis dėlto, tai, kad, sakykime, tai reiškia, kad atstovavom savo asociacijos narių interesus ir tiek, pavyzdžiui, yra keletas pavyzdžių jau per mūsų tą trumpą laikotarpį, tiek ir, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų procedūrų reguliavime teko pareikšti savo nuomonę ir įsijungti į tą procesą, kuris yra dabar, tiek dėl kitų įstatymų projektų aktualūs klausimai susijęs su proceso, civilinio proceso, ypač teise. Matome vietų, kurias galima reikėtų tobulinti, todėl būtent tai ir vienas iš tų dalykų, kodėl paskatino būtent susijungti ir susivienyti tokius bendrovų teisininkus. Sakykit, prašau, kas lėmė jūsų paties apsisprendimas rinktis teisininko profesiją? Kokios priežastys nori? Sunku dabar, žinote, jau taip pasakyti, iš tiesų tai buvo pakankamai seniai, bet iš tiesų tai, sakykime, teisė, tai vis dėlto tai yra pakankamai konkretus mokslas. Ir čia, nors dažnai, aišku, yra to teisės krypčių ir kitokių, ir kad kur galima, sakykime, daugiau tokio didaktinio mokymosi turėti ir panašiai, bet vis dėlto teisininkų kaip praktiko reikalas, tai yra daugiau konkretumas ir tas turi savotiško žavesio būtent šioje teisės srityje. Pas mus studijas besirenkantis jauni žmonės, kurie jau nusprendžia rinktis teisės ir verslo programą Graičiūnų aukštojoje vadybos mokykloje, jau jie ateina apsisprendę, kad jie nori būti teisininkais. Kas tai lemia? Ar tai yra pašaukimas, ar tai yra perspektyvos matymas, kad galima uždirbti nemažai, tiesiog yra perspektyvi profesija? Kaip čia pasakius, matyt, kaip ir kiekviena profesija yra garbinga ir reikalinga. Ir kiekvienoje profesijoje tu gali uždirbti nemažai, tai ta prasme, o ir būnant teisininku tu gali, ta prasme, be jokios abejonės, kad tavo pavardėje kažkur atsiranda žodis teisininkas, tai dar jokių būdų nieko nereiškia. Iš tiesų, tai yra
kiekvieno asmens gebėjimai ir kiek tu gali pasiekti priklauso nuo tavo paties asmeninių savybių ir kiek tu išmoksi toje teisėje studijuodamas, tiek ir turėsi ir galbūt, yra visokių pavyzdžių, kad tai, ką, sakykime, kaip sakoma, to, ko išmoksi ant pečių nenešiosi, bet vis tiek kuprinėje paneštis reikia, tai kad tie pečiai vis tiek nulinksta vieno ar kito atveju. Jūs pats užsiminėt, kad verslas be teisės jisai negali, ar ne, gyvuoti, veikti. Tai teisininkui versle, juristui, kokios kompetencijos yra būtinos tiek iš dalykinės pusės, tiek iš asmeninės pusės? Tai, ką aš matau dabar, vis dėlto, bet čia galbūt netgi galima kalbėti, kad turbūt visuose teisės srityse, bet versle tai ypatingai to reikia, tai reikia lankstumo. Lankstumo aš turiu omeny tai, kad ne to prisitaikymo, bet lankstumo ir interpretacijos, ta prasme, nes jeigu tu, tarkim, studijuoji, sakykime, kokią nors darbo teisę, tai yra pakankamai plati sritis, bet savo ruožtu ir siaura, bet tavo kasdieniame darbe, dirbant įmonėje, tos darbo teisės neužtenka, tau reikia žinoti ir finansų teisę, ir kitokias sritis, ir tos sritis, kur tavo įmonė dirba, tai būtent aš turiu omeny to lankstumo, žinant, kad, ta prasme, ir galbūt dar pridėčiau plataus požiūrio, kad nereikia vien žiūrėti siaurai, tik tai žiūrėti tašką A ir nematyti, kad šarmas galbūt taškas yra B, o galbūt ir taškas A1 yra, kuris kažko gali būti naudingas ir reikalingas. Tai manyčiau, kad lankstumas yra svarbiausia viena iš priežasčių. Ir žinoma, aišku, pats teisės kaip mokslas, mano asmeninė nuomonė, yra pakankamai sausas. Nes turi žinoti kodeksus, civilinį, baudžiamąjį, proceso kodeksus, administracinį. Ir jeigu tu jų nežinosi, tai tu to lankstumo ir negalėsi turėti, nes tu negalėsi interpretuoti atitinkamų teisės normų, nuo kurios interpretacijos priklauso galbūt tavo sprendimai įmonės vadovų, kurie gali būti arba pelningi, arba žalingi pačiai įmonei. Jūs išvardino tikrai aibę dalykų, kuriuos turėtų išmanyti juristas dirbantis su verslu, ar ne? Ir tikrai visi šitie dalykai, kuriuos jūs paminėjote, yra ir mūsų studijų programai, nes mes glaudžiai bendradarbiaujam tiek su verslu, nes ruošiam teisininkus verslo aplinką, ar ne veltui programa vadinasi Teisė ir verslas, ir mes rengėm kartu 2 metus su užsienio ekspertais, ar ne? Bet taip pat pas mus gali ir rinktis gilinamąsias studijas, teisės specialybę nusprendęs rinktis, ar ne? Tai gali būti logistika, tai gali būti turizmas, tai gali būti tarptautinis verslas. Jūs taip pat minėjot, kad esate tarptautinės teisės, ar ne, ekspertas. Kokių šitoje srityje reikia galbūt specifinių žinių, ar ne, ir net galbūt ir tų pačių asmeninių savybių ir kompetencijų dirbant šitoje srityje? Aišku, čia jau, kaip sakyti, neišvengiamas dalykas, tai yra, vis dėlto Lietuva yra pakankamai maža valstybė pasauliniu mastu ir čia turbūt nieko nepasakysiu naujo, stebuklingo, bet užsienio kalbos reikia mokėti žinoti. Ir kas svarbiausia, reikia ją žinoti gerai, nes nuo to, kaip tu vieną kitą žodį interpretuoji, kaip tu jį, kokia jo yra sąvoka, nuo to daug kas labai priklauso. Ir iš tikrųjų kartais aš vėl grįžtu prie to, kad kartais teisininkai ginčinasi labai ilgai, valandas, 2, vietoj nuo to diskutuodami kokį žodį pasakyti. Tas yra ypač aktualu ir netgi toj tarptautinėje politikoje, kurioje irgi, kaip sakyti, daug yra labai teisės dalykų. Paskutiniai pavyzdžiai, tai vis dėlto, ką reikia padaryti, ar išreikšti susirūpinimą ar pasmerkti. Tai atrodo, rezultatas lyg ir bus tas pats, bet dėja iš tiesų nėra. Tai nuo to, be jokios abejonės, užsienio kalbos ir kitas dalykas, vis dėlto manyčiau, kad reikia iš tų asmeninių savybių, tai tokio kruopštumo ir atidumo, nes nuo to irgi labai daug kas priklauso ir vėlgi grįžtu prie tų pirminių dalykų, kad nežiūrėti siaurai, o žiūrėti plačiai ir žiūrėti lankščiai, tai yra labai svarbu. O kalbant apie kalbas, užsienio, ar ne kalbas, tai ar pakanka tik anglų kalbos žinių, ar reikėtų ir kitų šalia jos? Čia aš jau iš savo tokios labiau kaip yra asmeninės patirties galėčiau pasakyti,
visų pirma priklausomai nuo to, kur tas vienas ar kitas žmogus orientuojasi. Jeigu jisai, sakykime, Europoje tikrai labai visos ES institucijos, kaip ten bebūtų, teisinės institucijos, pavyzdžiui, Europos bendrijų teisingumo teismas, vienoje ar kitoje formoje, jisai kalba apie, ten yra darbo kalba prancūzų. Tai prancūzų kalbos, jeigu žmogus orientuojasi, kad jis kažkada norėtų atstovauti kažkokią įmonę, pavyzdžiui, ten teisme, bet europinio lygmens teismuose, jam tikrai reikėtų tos būtent prancūzų kalbos. Na, kita vertus, nereikia pamiršti, kad jungtinių tautų lygmenių, tai yra pasaulinių lygmenių, yra viso 5 oficialios kalbos. Tai yra anglų, prancūzų, arabų kalba, ispanų ir kinų. Tai, aišku, idealiausias variantas, kad visi žmogus mokėtų šitas 5 kalbas, bet, tokio žmogaus turbūt labai reiktų paieškoti. Ir aš manau, kad toks žmogus tikrai darbo visada susirastų. Ar yra poreikis kvalifikuotų teisininkų versle? Be jokios abejonės. Yra, ar ne? Greitai. Tai aš noriu jūsų nuomonės paklausti ir galbūt mūsų tiesiogiai stebintiems žiūrovams, dalyviams. Baigę, tarkim, mūsų aukštąją mokslo instituciją, Graičiūnų vadybos mokyklą, teisės ir verslo studijų programos, pirmoji pakopa, kur gali dirbti? Kokiose srityse jisai galėtų dirbti specialistas? Man sunku būtų čia pasakyti dėja, bet aš manau, kad viskas priklauso, aš manau, kad, kaip sakyti, kaip aš minėjau apie tą frazę su kuprinė, tai tikrai aukštoji mokykla duoda tą kuprinę, kurią gali nešti. O jau visa kita labai daug priklauso nuo asmeninių savybių, nes iš tikrųjų, kaip man studijuojant, kažkaip sakydavo vienas dėstytojas, kad teisė yra nuomonė. O nuomonės sugebėjimas įrodyti kitam yra jau tavo, kaip sakykime, asmeninė savybė. Labiau tai čia šitoje vietoje yra svarbiausias dalykas. Tarpsme, kiek žmogus sugebės pasiimti ir susirasti, tiek ir bus. Tai manau, kad čia daug šitoje vietoje yra. Ar pirmą pakopą baigęs teisininkas, jisai gali dirbti advokatu? Jeigu ne, tai ko reikia? Kad advokatų dirbti reikia praktikos ir praeiti praktiką ir išlaikyti advokato egzaminą, kuris, kiek aš žinau, nėra labai lengvas. Tai turbūt tiek, o, aišku, reikėtų dar padirbėti šiek tiek, kad tapti advokatu. O kiek metų darbinės patirties reikia baigus? Aš žinau, kad dabar bijau pasakyti, nes ta teisinė reglamentacija nėra tokia nuolatinė ir kartais kinta, tai man būtų sunku dabar atsakyti šitą klausimą. Ar kas nors reglamentuoja teisininko juristo darbą? Kaip po tokio paties teisininko, ne. Bet yra tam tikrų profesijų arba sričių teisininkų, kaip jūs minėjote, advokatų, notarų, teisėjų, be jokios abejonės, antstolių. Tai tų, sakykime, tas profesijas valstybė reguliuoja. Bet kita vertus, tų, sakykime, aišku, čia ir yra, jūsų klausime ir mano atsakymė yra tam tikra erdvė ir mūsų veiklai, būtent, nes tiek, ta prasme, ir europinių lygmenių yra dabar diskutuojama, vis dėlto vėl grįžtama prie tos pradinės diskusijos, kas yra teisininkas ir ar kiek reikia šią sritį bendraja prasme reguliuoti. O su kokiais teisiniais aspektais susiduria verslas? Kokios yra pagrindinės problemos, kai jau reikia teisininko konsultacijos? Ir kuriame etape tai atsiranda? Tik įkūrus įmonę, ar įmonei pradėjus veikti, prisireikia tos konsultacijos? Svarbiausia reiktų, čia turėti omenyje, aišku, aš jau iš savo varpinės kalbu, kad teisininkas reikia, kad tas teisininko konsultacijas būtų kreipiamasi ne tada, kai atsiranda problema, o dar iki jos. Nes tada jau, kai atsiranda problema, iš esmės tai yra kaip gaisro gesinimas ir kartais tas pasiektas rezultatas ne visada gali būti toks, kokio tikimasi. Tai manau, kad labai svarbu įsijungti, teisininkus kreiptis kaip įmanoma anksčiau. Jokios abejonės, aišku, dabar yra tų supaprastintų verslo steigimo
galimybių, tai tą galima padaryti ir per keletą dienų tiesiog. Tai, bet jeigu steigiant kažkokį tai sudėtingesnį juridinį asmenį, juridinį darinį, tai be teisininkų konsultacijų, manau, būtų sudėtinga tą dalyką daryti. Ar galima būtų išskirti verslo sritis, šakas, kurios daugiau negu kitos susiduria su teisiniais klausimais? Na, aš manau, kad kiekvienoj srity tų teisės klausimų yra pakankamai daug, bet viskas priklauso nuo to, galbūt nuo verslo įmonės dydžio, tada tų klausimų gausa atitinkama yra. Galbūt yra daug kas susiklosto iš tiesų, dabar tos informacijos elektroninėje erdvėje yra pakankamai nemažai. Ir, kaip sako, į paieškos sistemą sudedi raktinį žodį ir gali gauti atsakymą, bet klausimas, kiek tas atsakymas jis yra patikimas ir po to juo gali remtis, jeigu ištinka kažkokia bėda ar problema. Kokių naujų verslo šakų atsiradimo sąlygoja poreikį gal naujiem teisės aktam, pakeitimam ir įstatymam? Na, čia labai sunku būtų, galima būtų netgi išskirti tą skirtingą lygmenį iš tikrųjų, tai nuo tos verslo šakos, iš esmės nuo ekonomikos išsivystymo lygio ir nuo to pačiu prisitaiko ir teisė. Tai kaip, pavyzdžiui, pasižiūrėkime mūsų Lietuvos Respublikos pirmieji įstatymai, jau nepriklausomos po 90-ųjų metų, tai jie buvo tokie labai, žinot, 1, 2 puslapiai, 3 puslapiai, po to jie vis didėja, auga, ne dėl to, kad ten tiesiog valstybė ar Seimo nariai nori tos klausimus reguliuoti, bet iš tiesų natūraliai atsiranda tam tikrų ekonominių santykių subtilybės, naujos, kurias norisi reguliuoti. Tai ir mes pamenam iki 2000 metų Lietuva gyveno su to vadinamu tarybiniu civiliniu kodeksu, kuris buvo tiesiog adaptuotas tiem atvejam ir buvo nuolat keičiamas, bet vis tiek tai buvo ta visa kodekso struktūra, sistema, jinai buvo to vadinamo tarybinio kodekso, civilinio kodekso. Po 2000 metais, atsirado jau tas naujasis dabartinis civilinis kodeksas, kuriame jau vietoj vienos knygos, o taip jeigu taip paprastai tariant, tai jau yra 6 knygos. Tai savaime suprantama, kad jau iš tų straipsnių ten vietoj galbūt poros šimtų atsirado keletas tūkstančių, nes atsirado naujų ekonominių santykių, atsirado naujų dalykų, tokių, kurių anksčiau tiesiog nebuvo ir nereikėjo jų naudoti. Aišku, tai reikia turėti omenyje, cituojant tą patį civilinį kodeksą, tuo metu tarybiniais buvo 2 kodeksai, buvo šeimos kodeksas, o visi dabar šeimos santykiai pakliūna į būtent civilinio kodekso tą vieną iš knygų. Sparčiai auga e-verslas, elektroninė komercija. Ar kas nors, ar yra įstatymų reglamentuojančių šitą verslą? Ar jie skiriasi nuo tradicinio? Ne, aš nemanau, kad jie skiriasi, galbūt specifinių, čia visų šitos yra tai mano būtent stiprioji pusė, bet be jokios abejonės, išeinant iš teisės teorijos, nėra nei vieno santykio, kuris nebūtų reguliuojamas kitokiu būdu vienomis ar kitomis teisės normomis, tai be jokios abejonės e-verslas yra reguliuojamas tik tai ne e-įstatymais, o paprastais tą pačią tvarką priimamais įstatymais. Supratau, kadangi iš tikrųjų situacija keičiasi, ar ne, atsiranda poreikis lankstesniem darbo santykio reguliavimam, kokios naujos formos atsiranda reglamentuojant darbo santykius, ar jūs galėtumėte šitą vietą pakomentuoti? Iš esmės, žinot, aš čia prisimenu vėlgi, kadangi tiesiog auditorija įpareigoja, esame aukštoje mokykloje, tai prisimenu vieno mano dėstytojo pasakymą, kai tuo metu tiesiog teko studijuoti tuo laiku, kai viskas tas keitėsi ir tas civilinis kodeksas naujas atsirado, taip pat ir darbo kodeksas naujas atsirado ir tas dėstytojas per tokią palyginimą sako, suprantat, sako, kai buvo, tarp kitko, baudžiamasis kodeksas naujas buvo, tai viskas buvo, žinot, taip eigoje. Ir sako, suprantat, sako, kaip būna, kai svarsto kažkokį tai baudžiamąjį kodeksą, tai ten žinot, ten taip, yra, ar ten 5 ar 6 metai, nieks labai,
supranta, kad tai turi būti ir diskusijų daug nesudaro. Bet kai svarsto darbo kodeksą, tai kiekvienam gi rūpi tas klausimas, kiek jisai dirbs, kiek valandų, kaip dirbs, ar ten atostogos gali būti 14 dienų, ar gali būti trumpesnės ar ilgesnės. Ir sako, tai labai jautri, ta būtent darbo teisė yra labai jautri dalis. Ir tai nešti kažkokių tai pakeitimų, dažniausiai jų reikia, bet juos labai sunku įnešti dėl būtent tos teisės specifikos jautrumo. Nes iš tikrųjų yra, bet kokiu atveju, bet koks įstatymas turi būti priimamas Seime ir ten, sakykime, tos diskusijos turbūt jeigu pasižiūrėti pagal laiką, kiek užtrunka diskusijos dėl kitų, tai turbūt galbūt nesiryžtų spėti, bet galbūt tikėtina, kad bus vienas iš tokios ilgiausiai, kiek diskutuojama dėl darbo srities. Todėl su tom naujovėm irgi, kiek man yra žinoma, yra rengiamas netgi naujas visas darbo kodeksas. Kada jis įsigalios ir kas ten jame, aš manau, dar kol kas, kiek aš suprantu, per anksti kalbėti, bet be jokios abejonės tos naujovės kažkokios tai atsiras, bet ar ten bus darbo santykių liberalizavimas ar kažkas tai kito, sunku pasakyti, bet dėl to paskutiniai žodžiai dar netarti, o kaip sakoma, kaip mėgstama sakyti, nieko nesutarta, tol kol nesutarta dėl visko, taip kad kol kas taškų dar nėra sudėliota. Nežinau, kiek čia turbūt irgi gal nelabai jūsų sritis, bet gal galėsit pakomentuoti Europą ar ne darbo rinkos klausimais, kiek jinai rūpinasi tuo ir ką Lietuvoje yra kreipiamas per mažas dėmesys. Na, kaip tik čia jau yra mano sritis, kadangi tarsi Europa yra dalis ir tarptautinės srities. Tai aš tikrai galiu, iš visų pirma, galbūt pradėsiu taip plačiau, galbūt bus iš tikrųjų įdomu žinoti, nes, būtent ta socialinė sritis, būtent, jeigu išimam, sakykime, darbo teisė, jinai yra pakankamai plati, bet ta socialinė sritis darbo teisė, jinai yra pačios Europos Sąjungos nereguliuojama, nes tai yra valstybių nacionalinė kompetencija. Tai yra, sakykime, išmokų dydžiai, bedarbių pašalpų mokėjimo pagrindai, ir kiti dalykai, kiek tai susiję. Bet aišku, Europos Sąjungos institucijos ir vienas iš kertinių principų Europos Sąjungoje yra tas vadinamasis laisvas asmenų judėjimas, laisvas kapitalo judėjimas ir kiti. Tai kiek tai susiję, tai būtent Europos Sąjunga reguliuoja. Pavyzdžiui, visada netgi ir europinių lygmenių vyksta labai aštrios ir karštos diskusijos vis dėlto, tai kiek valandų gali žmogus dirbti per savaitę. Ar tai 40 valandų, bet kitos šalis, kurios galbūt, jeigu galima taip išsireikšti, liberalesnės ir kurios propaguoja tą asmens pasirinkimo ir asmens laisvės principą labiau, sako, bet tai jeigu žmogus nori dirbti daugiau valandų, kodėl mes čia susėdę prie stalo draudžiam jam dirbti daugiau, jeigu jis nori. Visada klausimas kyla, ar jis iš tiesų nori ir kiek jisai nori. Tai čia šito vietoje, tai pavyzdžiui, dėl darbo laiko yra net tokia taip sutrumpintai vadinama darbo laiko direktyva. Tai dėl tų nuostatų, kiek tos valandos, turbūt ir 40, 48, galima, ne tik, kad kyla tas diskusija dėl laiko, bet ir iš tiesų kyla diskusija kita. Ar galima, pavyzdžiui, leisti kitom valstybėm narėm turėti daugiau negu 40, jeigu visos kitos turi 40. Galbūt tai prieštaraus būtent laisvos asmenų judėjimo principui, nes vis dėlto žmogus prezumuojama, kad visur sąlygos turi būti minimaliai geros. O tai darbas daugiau negu 40, tai klausimas vėlgi iškyla toks, tai galbūt teorinis, ideologinis, ar tai yra geriau, ar tai yra blogiau. Kažkada žmonės dirba ir po 6 dienas per savaitę, ir niekas tai dirba ir po 10 valandų per dieną. Tai niekas dėl to nekilo klausimų, bet toj vadinamoje industrinėje epochoje. Bet dabar, yra kiti prioritetai. Dabar labai toks aktualus klausimas ir daug kalbama ir žiniasklaidoje apie euro įvedimą. Jau nuo sausio 15 metų sausio 1 dienos turėsim eurą įsivedę. Kokius teisinius aspektus turėtų žinoti verslas ir ką mes galėtumėm pasimokyti iš savo kaimynų patirties, iš Latvijos ir Estijos? Aš manau, kad netgi turbūt galima kalbėti apie tai, kad ne vien tik iš Latvijos, galima pasimokyti ir iš kitų šalių,
kurios jau seniau įsivedusios eurą, kad iš tų naujųjų, ten, pavyzdžiui, Slovėnija 2007 metais neklystu įsivedė eurą, tai iš tiesų tai yra, tos pamokos gali būti, bet aišku visgi kiekvienos šalies specifika daro savo ir man ir pačiam teko visai neseniai susidurti su tokiu dalyku, kad nueini jau į kavinę ar kažkur tai ir jau žiūrėjau kainos jau yra ne tik litais, bet ir eurais. Tai aš manau, tas yra gerai ir kad verslas kartais ir pats imasi iniciatyvos, kai to dar nereikalauja kažkas galbūt kažkas iš viršaus, tai yra kažkokia valdžios institucija arba valdžios sprendimai, bet jau pats adaptuojasi, prisitaiko prie tų sprendimų, tai yra, man atrodo, tai yra gerai. Tai yra turbūt viena iš tų pamokų, kurią mes galim paimti iš Latvių ir Estų, kad jie visada sakė, kad tą dalyką reikia daryti ir panašu, kad verslas pats savo iniciatyvą tai daro. Kitas dalykas, aš manau, yra svarbus, tai yra, vis žvelgiant į verslą, kad tas laikotarpis, kuomet keičiam valiutą, tiksliau ne kuomet keičiam, o kuomet galim priimti vieną ir kitą valiutą grynuosius pinigus, būtų kaip įmanoma trumpesnis, kiek tai galima pagal įstatymus, nes vis dėlto aš įsivaizduoju, kad ypač smulkiam ir vidutiniam verslui tai bus labai sudėtinga, kaip sakyti, jeigu ateina vienas klientas moka litais, kitas klientas moka eurais, po grąžą visiems reikia duoti eurais. Tuo labiau, aišku, taip jau yra, bet tas kursas 3, 4, 5, 2, 8, jisai toks labai daug skaičiavimo reikalaujantis kursas, tai matyt, kad palengvinimui ir operacijų greitumui, aš manau, kuo trumpiau mes gyvensim su litu po sausio 1 dienos, tuo manau, kad kiekvienam bus geriau. Tai paprasčiau. Tiesiog pabaigai, galbūt grįžtant prie mūsų pačios pokalbio pradžios apie teisininko profesiją. Neretai nuskamba tokia nuomonė, kad tai yra labai sausa ir neįdomi profesija, nes reikia labai gilintis į aktus, teisės ir taip toliau ir panašiai, kodeksus įvairiausius. Ar jūs pritartumėte šitai minčiai, jeigu ne, tai kodėl? Žinot, dabar galima atsakyti kaip tikram teisininkui, tai pritarčiau iš dalies. Bet taip, tai tikrai yra sausas rytis, nuo to neišvengsi ir tas tikrai taip, bet tai tas sausas rytis tol, kol tu studijuoji. Po to jau vėlgi tas, kaip aš minėjau, tas platesnis požiūris, tas noras turėti platumą ir lankstumą, jisai tave įpareigoja tiesiog tai, kad tas rytis patampa labai įdomi, nes tu atrandi daug naujų dalykų ir jeigu tu turi kažkokį tą bazinį pagrindą, tas bazinės žinias, kurias vis dėlto reikia, aš nesakau, kad dažniausiai reikia iškrauti, bet vis dėlto paties reikia žinoti. Galbūt svarbiausia teisėje dažnai labai visko žinoti neįmanoma, bet žinoti, kuriam puslapį tu gali atsiversti ir perskaityti, kai tau reikia, o reikia dažniau čia ir dabar, tai yra svarbiausia. Tai yra ta greita orientacija ir padeda galbūt suvokti, kad teisės mokslas nėra toks jau labai ir sausas. Bet iš tiesų tai. Dažnai nuskamba klausimas, o tai kiek uždirba, kiek kainuoja konsultacija, teisininko konsultacija verslo, tarkim, ar ne, valandinis įkainis, nes vis tiek nepaslaptis, kad ir besirenkantis nemaža dalis mato tiesiog perspektyvą finansinę, ar ne, šitą sritį. Labai įvairiai. Bet nuo iki, tarkim, ar ne nuo kompetencijos, turbūt aš tik įsivaizduoju, priklauso nuo patirties ir panašiai. Bet man dabar, žinot, labai įvairiai nuo tos konsultacijos. Žinot, ir kokia ta konsultacija, kartais ta konsultacija, žinot, gali būti ir nemokama. Jeigu tu ateini ir matai, kad žmogus, tiesiog jam tas klausimas yra labai nesudėtingas, tam tiesiog nereikalaujantis kažkokių specifinių gilinimuose žinių. Bet labai įvairiai, žinokit, ir priklausomai nuo to, jeigu ten dar ir kažkokios tai pareikalaujantis kažkokių kitų partnerių įtraukimo. Tu kaip teisininkas, nors tu turi būti universalus ir lankstus, bet negali visko žinoti. Tai jeigu tau reikia pasijungti savo komandą visą, kad išanalizuoti tą problemą ar sprendimą, tai be jokios abejonės ir kaina kaip. Bet tarkim, tai yra nuo 100 litų ir daugiau, ar ten nuo 200 litų daugiau valanda ir panašiai? Nelygių koks klausimas, labai sudėtinga atsakyti, nes jo labiau, kad advokato konsultacija vėlgi yra kita, tai nereikia pamiršti iš to, kad jie
jie, kaip sakykime, ten ir kitaip vis dėlto ta sistema funkcionuoja. Galvojantiems ir svarstantiems apie advokato profesinį kelią, noriu pasakyti, kad pasirinkus pirmos pakopos Graičiūnų aukštos vadybos mokyklos studijas, jūs drąsiai gaunat visas pagrindinės dalykinės žinias, kurios būtinos einant į antrą pakopą magistrantūros studijas, tai tikrai galėsit tą daryti, įgyję patirties ir tęsdami savo profesinį kelią. Tai mes turim žiūrovo klausimą, kaip geriausiai pradėti teisininko darbo praktiką baigus studijas? Kaip geriausiai pradėti? Nuo ko turbūt, ar ne pradėti? Ar ten dirbant padėjėjų, ar koks turėtų būti tas profesinis kelias? Studijų metu, per tą laikotarpį, tiesiog tai yra žmogus, pats atranda savyje arba suvokia, kurie kryptis jam labiausiai prie širdies. Galbūt jisai suvoks, kad jam, pavyzdžiui, visai miela baudžiamoji teisė. Tai tokiu atveju, kaip sakyti, čia yra galimi keli variantai. Galbūt kitas suvoks, kad jis labai geras civilistas, kad jam patinka knibinėti, krapštinėti, skaitinėti sutartis, ieškoti kur kas ne taip. Tai vėlgi, kitas galbūt suvoks, kad jis yra labai geras, kaip moka kalbėti išraiškingai, oratorius, ir šiaip jam patinka auditorijos, tai galbūt jis pataps dėstytojų, teisės mokslo dėstytojų irgi negali tapti, tiesiog šiaip nebaigęs teisės. Tai kad labai viskas priklauso nuo to, ko žmogus, kaip sakyti, galvoja patapti, kurios ryties, nes čia žinot, iš tikrųjų aš iš savo praktikos galiu prisiminti, su teisė yra labai, taip paprastai žiūrint, kaip su medicina. Nes iš tikrųjų, tu baigęs mediciną, tu negali, tarkim, jeigu tu baigiai vieną specializaciją arba vieną specialybę medicinoje, tarkim, esi dantistas ar stomatologas, tai tu niekada negalėsi operuoti širdžių. Arba būti chirurgu ir tvarkyti lūžius, gipsuoti žmonės. Tiesiog nes taip yra medicina, taip ir su teise. Iš tikrųjų, tai nėra taip jau žiauriai užlemta, bet iš tiesų tas labai svarbu, nes jeigu tu baigsi, pavyzdžiui, arba labiau gilinsies į baudžiamosios teisės sritį, tai natūralu, kad jau bus kažkaip, aišku, versle irgi labai reikia baudžiamosios teisės, tas vienareikšmiškai atsakomas. Iš tikrųjų, kaip ir kada tai iškyla tie klausimai dėl tam tikrų dalykų, tai tą turi žinoti, bet jeigu tu labai jau ten daug būsi įsigilins, tai natūralu, kad bus visai, gali patapti kažkokiu prokuroru. Jeigu taip dar akcentus sudėliojant, tarkim, dirbant su verslu teisininku, tai kokias sritis jis turi išmanyti? Jūs paminėjot, kad jis turi baudžiamąją teisę išmanyti. Mes jau pradžioj truputį apie tai jau užsiminėm, kalbėjome tiesiog, kad tas aiškumas atsirastų toks mus stebintiems, ar ne, kad kiek daug reikia žinoti ir kokių žinių dalykinių reikia įgyti, ar ne? Taip, be jokios abejonės reikia finansų teisę žinoti. Civilinė teisė yra labai plati teisės sritis, bet be jokios abejonės tas neišvengiama yra, nes nesakau, kad visas 6 knygas civilinio kodekso mintinai mokėti, bet iš tiesų, kaip ir minėjau, žinoti, kurioje knygoje apie tai gali būti parašyta ir atsiversti, tai tikrai labai svarbu. Baudžiamoji be jokios abejonės, ir darbo teisė, vis tiek įmonė bus darbuotojai, kurie dirbs, tai žinoti, kiek valandų jie gali dirbti, kada gali būti pertraukos, nes tie dalykai labai yra sunkiai be kita ko reglamentuojami su darbo kodeksu, ir sako, pavyzdžiui, kad pietų praktika negali būti anksčiau nei po 4 valandų nuo darbo. Kodėl visi, pavyzdžiui, tie, kas dirba nuo 8, eina 12 pietą. Todėl, kad taip parašyta, nes negali būti, kaip sakyti, negalima kitaip. Tai aš manau, darbo teisė be jokios abejonės svarbi, socialinė teisė neišvengiamai prieis tas laikas prie to, ar kažkas išeis atostogų, ar kažkas atsitiks. Galbūt galų galia trauma darbe, kaip vis tiek, be jokios abejonės, kad įmonės vadovai, kaip susiteisina, tai sakys, dabar įvyko, žmogus ėjo, nukrito. O nuo to priklauso daug labai, o nuo to, ar tas žmogus ėjo į darbą, ar iš darbo, ar darbo metu, ar ne darbo metu ta trauma. Tas irgi daug lemia ir, galų galia tos darbdavio atsakomybės tos klausimus. Tai čia, manau, teisininko tik tai ne arti dirvonai. Turim žiūrovų Mindvydo klausimą. Kaip patartumėt investuoti į savo kompetencijas jau dirbant teisinį darbą, kaip jaunam absolventui?
čia vėlgi priklauso nuo to, kurioje srityje žmogus dirbs. Tai jeigu jis dirbs, pavyzdžiui, kokiai transporto kompanijai, tai be jokios abejonės pirmoji investicija, tai reikėtų suvokti, kas tai yra ta transporto teisė, tos subtilybės, transporto teisė dažniausiai atsiranda klausimas dėl vežėjo atsakomybės. Tai yra to, kas veža krovinius, keleivius, bagažą, kokiais atvejais, kaip jis atsakingas. Tai aš manau, gilintis šitoje srityje žinias tikrai labai reikalinga. Vėlgi, jeigu žmogus dirba kažkokioje tai galbūt IT kompanija, kas dabar labai tampa populiaru, tai iš tikrųjų naujas sritis Lietuvai, tai ten išmanyti, aš tikiu jau, kad šiuolaikinis žmogus jau žino, kas yra kompiuteris, bet nepamirškime, kad prieš 20 metų, tai žinot, ir mane gąsdindavo, žinot, sakydavo, kompiuteris užkrėstas virusais, tai tu dabar negali prisiliesti prie klaviatūros, nes tas virusas perės tau ant rankų ir tu susirgsi. Iki tokio absurdo, dabar tai kelia juoką, bet anksčiau mes tikėjom tokiom nesąmonėm. Tai aš manau, kad tai dabar, nes ten tuose visose informacinėse sistemose, telekomunikacijose yra savotiška specifika. Ir išmanyti tą sritį, teko neseniai bendrauti su vienu žmogum, kuris sako, jo, man patinka kompiuteriai, sako, aš žinau tam daug tų dalykų, sako, štai, aš neturiu problemų bendraujant su tais IT žmonėmis ir spręsti, padėti jiems sureguliuoti jų teisinius klausimus, nes aš suprantu, apie ką jie kalba. Nes dažnai teisininkas būna tik stebėtojas, iki tam tikros stadijos, o po to, kai jau reikia įsitraukti, jis tada jau turi atgaminti viską tai, ką tie du, vadinkim, taip šnekėjo, ir po to staiga iš to turi gimti kažkoks tai teisinis dokumentas, ar sutartis, ar susitarimas, ar galbūt dar kažkas. Bet aš galiu daryti išvadą, ar ne, kad teisininkas turi išmanyti sritį, verslo sritį, kurioje jisai dirba. Tikrai taip, vienareikšmiškai nuo to reikėtų pradėti. Aišku, bet tos studijos visada jau suteikia tą vadinamą tik pagrindą, nuo kurio galima atsistoti, kurio galima stovėti tvirtai. Ir tai jau po to jau, sakykime, tas namo sienas mūrytis pačiam. Dar žiūrovo klausimas, ar baigus teisės ir verslo specialybės, aš galėčiau dirbti ne tik verslo įmonėse, bet ir valstybinėse įstaigose. Aš turiu atsakyti, kad taip, nes tai yra B kategorijos specialistas ir jis tikrai gali dirbti ir valstybinėse įstaigose, ne tik versle. Nes yra suteikiamas visas teisininkų juristui reikalingas pagrindas ir dalykinės žinios. Taip. Tai mūsų iš tikrųjų šiandienos transliacija kaip ir į pabaigą. Noriu padėkoti pašnekovui. Taip pat noriu Jums priminti, kad transliacijos įrašą rasite avm.lt puslapyje. Labai kviečiu prisijungti prie kitų mūsų laidų. Jau šiandien 1 valandą kalbėsim apie buhalterinę apskaitą, ar verslas gali be jos, kokios kompetencijos yra reikalingos buhalteriui. Taip pat primenu, kad vykdomas priėmimas tiek į teisę ir verslo studijų programą, tiek į kitas programas kaip logistika, turizmas, buhalterinė apskaita. Jeigu domina marketingo ir pardavimų programa ar tarptautinis verslas, kviečiame susisiekti individualiai. Tad iki kitų malonių susitikimų. Dėkui.